Žodžiu, šitas kompiuteris yra kažkokiu būdu gautas iš pigų kaip nurašytas kompiuteris. Ką? Sveiki, Žilinas iš Termopastos ir šiandien turim Acerį Nitro. Problema tokia, kad jisai įsijungia, veikia, bet porą minučių padirba ir išmeta B-sodą. O, labai ilgai nereikėjo laukti. Naudojam Who Crashed programą. Software. Naujausio B-sodo nėra. Ir turim B-sodą. Ir tada neužkrauna Windows visai. Pabandom mūsų diską įsidėti. Atmesim driverių problemas ir disko. Įsijungiam bateriją, išsijungsim dėl viso pikto abudu diskus. O kur Wi-Fi's? Dabar įdėjom mūsų SSD su mūsų operacinė sistema. Aleliuja. Taip, ir dabar pabandom užkraut testą ir išsijungia kompiuteris. Šis kompiuteris yra su liquid metal ir neretas atvejis, kad tas keistas metalas pabėga ir pabėga ant plokštės. Bandysim išsiardyti, pasižiūrėsim, kas darosi po radiatorių. Bet čia ne tai, kad iš pigų čia yra nurašytas, čia jis jau yra lavonas. Ką? Nežinau, ką mes čia matom. Ant procesoriaus. Liquid metal jau nebėra. Tiesiog lapelis. Ar galim daryti prielaidą, kad tiesiog procesorius žiauriai kaista? Manau taip.